Sveiki visi, nors už lango šviečia saulė, tačiau visus noriu pasveikinti su prasidėjusiais 2025 metais. Linkiu visiems gražių metų, toliau sekite mūsų paskyrą socialiniuose tinkluose, prenumeruokite YouTube kanalą Užeikite, nes tai laida Užeikite, kas laukite kartu su manim vaikų chirurgu Benediktu Januška. Pirmoje šių metų laidoje turime nuostabią pašnekovę, kuri tikriausiai sudėlios tuos taškus ant I raidžių, ypatingai po šventinio laikotarpio. Bent jau tikiuosi, kad tą padarys, nes pas mus svečiuojasi endokrinologė Ieva Uglytė. Labas, Ieva. Tai labas ir labai malonu būti čia šitoje laidoje. Pati tave seku, stebiu socialiniuose tinkluose ir gavau pagaliau tą pakvietimą tokį malonų. Tai labai džiugu. Bet toks jausmas, kad seniai jau pažįstami, nors pirmą kartą matome. Tai žinok, ne su pirmu žmogum, nes būna su kolegom, kitai susirašinėjai, ten turiu tokį pacientą, aptariam, pasišnekam ir paskui gyvai kokiai konferencijai susitinkam. Apsikabini ir atrodo, kad 100 metų pažįsti savas, iš karto tas medikas medikui. Tai tikiuosi, kad tas pokalbis daug tau streso nekels, kaip rodėm laikrodį. Ne, tai kaip mesim laikrodį lauk. Taip. Gerai, pirmasis klausimas būtų būtent apie šventes vis tiek. Taip. Per šventes neskaičiuojam tų kalorijų ir nesilaikom režimo, persivalgom. Taip. Ir tikrai suvalgau daugiau negu liepia močiutė. Bet visgi, kokie būtų pagrindiniai patarimai, kaip po to šventinio periodo sugrįžti tą ritmą, sugrįžti tą kasdienybę? Sugrįžti tą ritmą, tai 2 klausimai nesibaigiantys niekada. Kaip nepersivalgyti per šventes, pirmas klausimas. Antras klausimas, ką daryti, jeigu jau persivalgiai. Tai gal visų pirma, nuo pirmo pradėkim truputėlį, aš dar užbėgu už akių. Puikiai. Kaip nepersivalgyti? Nereikia ribot savęs labai griežtom dietom. Na tarkim, mes žinom, kad mes valgysim tikrai tą po 12 patiekalų, po 1 kasniuką, ragausim gal ir daugiau, gal ir 3 ir 4 kartus. Tai nedarykim šitos klaidos, kad visą dieną badaujam. Kada badaujam, kūnas mūsų yra stresė, didėja kortizolis ir mes pabadavę tada vakare, galim visą šaldytuvą iššluoti ir tuos visus patiekalus. Tai tiesiog valgyti mum įprastą kasdienį maistą ir automatiškai tada jau šventinį vakarą mes nenorėsime tiek daug suvalgyti. Na, o kągi daryti, jeigu visgi persivalgiam, tikrai taip yra ir tai būna. Tai galbūt neskubėti su medikamentais ir negalvoti, kad čia dabar, tai persivalgiau, tai nubėgsiu aš į parduotuvę, mezimo pagraušiu ir bus gerai, visgi tai yra vaistas. Galbūt pakilti anksčiau nuo stalo, kada jau pradedamas justi nemalonus, tas skrandžio tempimas, išeiti pasivaikščioti, kada tas toks, gal labiau emocinis, tas alkis noras, paragauti visų skanių mamos ir močiutės patiekalų, kada jisai truputėlį nuslūksta, taip atsipūsti, pasivaikščioti ir tada vėl sugrįžti ir tada gal net kilo, gal aš tikrai nebenoriu jau daugiau valgyti ir gal man tik pasivaikščioti reikėjo. Ir aš pati, ką dar sau taikau, tai aš prieš bet kokį skaniuką, prieš bet kokį torčiuką valgau salotų. Tai yra tūris, tai yra mažo kaloringumo, labai daug mikro ir makronutrientų turintis maistas, užpildo skrandžio tūrį ir smegenys gauna signalą ir aš tada netaip labai galbūt noriu skaniuko. Na žinoma, vanduo, atitinkamai hidratuoti save, nes gausus angliavandenių maistas jisai, gali sukelti ir vidurių užkietėjimą. Tai pajudėti truputėlį. Kaip sugrįžti tada po viso to periodo? Kaip sugrįžti po periodo, tu turi omeny į patį režimą. Taip. Gal kažkokių patarimų turi, tokių praktiškų, kurie ir man padėtų. Oho, ir tau padėtų, mėgsti babytės. Per šventes būna, nenyksi. Aš dabar galvoju, galbūt vėlgi tas patarimas, kad nebūkim drastiški, ne? Žinai, kaip būna nuo pirmadienio, šiandien puota didžiausia, stalas, viskas į skrandį ir nuo pirmadienio jau viskas griežtai džimas. Darykim žingsniuką mažą po truputėlį. Gerai, vakar persivalgėm, natūralu, kad šiandien nėra energijos, nes ta energija yra sunaudota virškinimui. 40% kraujotakos mezenteriume, kai mes kažką sočiau pavalgom, tai žiūrėk, nei raumenis, nei smegenis, niekur nenueina tas kraujas, tie eritrocitai, viskas vyksta čia ir tai yra visgi procesas. Tai galbūt pailsėti ir po truputėlį leisti savo pasivaikščioti, galbūt ilgiau pamiegoti, bet nekipti iš karto į sunkius darbus, nes tas ir persivalgymas yra nelabai geras stresas. Po truputuką. Aš tikiuosi, kad padės tavo patarimai, ypatingai pirmą sausio savaitę. Tai mezimas. Švaistinėliai turiu, bet nepiknaudžiauju.
kalbant apie pačią endokrinologiją, man jinai yra labai plati tema, atrodo, visus skundus galima sudėti į endokrinologiją. Galima. Ir dabar kaip tik filmuojam šią laidą Fidėja klinikoje, kur tu ir konsultuoji. Kokie pacientai pas tave atkeliauja, kokie skundai vargina tavo pacientus? Tai pagrindiniai galbūt, kad žmonės suprastų, ne medicininiais terminais, tai yra nuovargis, viršsvoris, ypač moterim būna mėnesinių ciklo sutrikimai, padidės plaukuotumas, vaisingumo problemos ir didelė dalis moterų ateina dėl skydliaukės. Nes skydliaukės ligomis, ypač Hashimoto tiroiditu serga dažniau moterys negu vyrai, bet ir vyrų pacientų turi. Tai 1 iš 8 moterų pasaulyje turi lėtinį autoimuninį tiroiditą, kurį mes jau turime gydyti tiroksinu arba dar galim stebėti ir negydyti. Tai gal pagrindiniai būtų nuovargis, viršsvoris, miego sutrikimas, energijos trūkumas. O iš karto reiktų keliauti jau pas endokrinologą ar pirmą vis tiek pas šeimos gydytoją, kad jis įvertintų? Visada pas šeimos gydytoją, o dar prieš šeimos gydytoją 4 savo gyvenimo sritis įvertinti. Number 1. Pačia pirma, tai yra miegas. Kiek mes miegam, kaip mes miegam, kokia yra mūsų miego higiena. 2. Kokie yra mūsų mitybos įpročiai. Kas yra labai susiję, jeigu vakare suvalgom cepelinų, tai jau tas ir miegas labai nukenčia. Tada fizinis aktyvumas. Ir mūsų emocinė gerovė. Mes galim gerti brangiausius papildus, sportuoti, kilnoti svorius, miegoti puikiai. Bet jeigu ateinam į darbą ir yra koksai, toksiškas bosas, kuris visą laiką važiuoja ant mūsų, tai nebus taip, kad 3. Iš karto griūna ir visos kitos rytis, nes užsiveda streso mechanizmas, didėja kortizolis, insulinas, gliukozė ir reikėtų šitas 4 savo gyvenimo sritis peržvelgti, ką galbūt ne taip darau, ką galiu iki šeimos gydytojo pagerinti. Ir jeigu per mėnesį 2 nesikoreguoja arba simptomai tampa tikrai nemalonus ir trukdantis apskritai funkcionuoti, tai tada jau galima kreiptis į šeimos gydytoją ir, manau, tikrai nereiktų skubėti tiesiai pas endokrinologą, nes tų nuovargio priežasčių N+K. Jų yra labai daug, vitamino D stoka. Ta pati hipotirozė, kas jau būtų mano kaip endokrinologijos kompetencija. Gali būti feritino stoka, cinko, vario stokos. Kitos lėtinės ligos, tas pats diabetas, kuris yra nekoreguotas, hiperglikemija, irgi gali sukelti nuovargį. Tai šeimos gydytojas, žinok, bet viską taip kompleksiškai irgi gali pasižiūrėti. Bet jeigu Instagrame mačiau labai faina endokrinologija, iškart pas ją galima keliauti. Galima ir taip, žinok, ir tokių turiu pacientų, tai mes viską išsiaiškinam, atsineša krūvas tyrimo, aš aišku paaiškinu, ką reikėjo daryti, ką galbūt nereikėjo daryti, visų tų vėžių žymenų, ten tokių, kur daug yra klaidingai teigiamų ir žmogus išsigąsta, tada viską paaiškinu ir tada pasakau, kągi kitą kartą daryti, kad jau pas mane nereikia. Kreipiatės į šeimos gydytoją, aš jam sudarau planą ir tik tada, jeigu po metų kažkas negerai, sakau, arba atsiranda toks ir toks skundas, jau jūs galite grįžti. Kiekvienoje laidoje stengiuosi paneigti įvairiausius mitus, kuriuos randu internete ir turiu tau paruošęs 3 mitus iš interneto, iš forumų. Taip. Pirmasis būtų, kad hormonai yra hormonai ir jie veikia savo ir žmogus realiai tam įtakos daryti negali. Pats savo hormonam turiu mintį. Ar tai tiesa ar mitas? Čia vienam forume radau tokį pasakymą. Labai didelis mitas, tai yra mitas, nes mes viskam savo organizmui galim daryti įtaką ir mes privalom daryti įtaką. Ir jeigu mes tiesiog taip galvosim, kad mes negalim daryti įtakos, tai koks tada tikslas sveikai maitintis, koks tada tikslas gerai miegoti? Tarkim, paimkim tą patį insuliną. Tai kaip mes galime neturėti įtakos, jeigu mes esame atsakingi, tai ką mes dedam į burną, čia kaip toks paprasčiausias. Pavyzdys, suvalgom saldainiuką, cukriuką, iš karto staigiai gliukozė išsiskiria į kraują, jau mūsų sąmoningas žingsnis buvo suvalgyti saldainį, iš karto kasa, reaguodama į tą padidėjusi cukraus kiekį kraujyje, jinai išskiria insuliną ir reikia greitai supakuoti, sumažinti iki normos cukraus kiekį. Tai yra mūsų sąmoningi, mūsų kasdieniai gyvenimo pasirinkimai, tačiau tai nėra galbūt taip staigiai, kad mes iš karto vienu minimaliu pasirinkimu išauksim ligą vienokią ar kitokią. Aišku, yra genetinė predispozicija. O šiaip galiu pasakyti, kažkur mačiau ar PSO statistiką tokią įdomią buvo pyrago pie chart, kaip lietuviškai gražiai pasakyti. Pyragas bus. Pyragas toksai, kad 50% pyrago mūsų sveikatą lemia mūsų kasdieniai pasirinkimai, tos 4 sritis - miegas, mityba, fizinis aktyvumas ir emocinė gerovė. 20% galbūt lemia genetika, kitas 20% aplinka, kurios mes negalim. Tai pavyzdžiui, kad mes gyvenam šiaurinėse daugiau
platumose, neturime tiek daug saulės, turim 4 metų laikus, užterštumas, tai ko irgi nelabai gali koreguoti, nebent išvažiuoji ten, žinai, į Ispaniją žiemai. Ir tik 10% mūsų sveikatai įtaką daro gydytojai, tai yra mes tik 10% lemiam overall, tai yra tą žmogaus sveikatą, tai net 50%. Bet tai nėra taip, kad vis tiek tu pas gydytoją pasirodai, gauni velnių, papasakoja, ką darai, blogai susimastai ir tada jau labiau rūpiniais tais 50%. Čia aš duodu velnių. Taip, tai kaip saviem pacientam. Aš neduodu velnių, aš tą gydytoją, kur visada pasidžiaugiu tuo, kas yra jau gerai ir ką žmogus daro gerai. Mes, žinai, aš dar iš viešo kalbėjimo, mes turim tokį labai smagų kritikos sumuštinį, kur pagiri, tada įterpi ten kažką, ką gali geriau padaryti, žinai, ir tada uždedi dar vienu pagirimu ir palinki gražios dienos ir ar turi dar klausimą. Aš visada mėgstu, kad konstruktyvi ta kritika būtų, pavyzdžiui, neatsinešėt jūs dabar glikemijos dienyno, tai kaip aš jums vaistus, kur, bet žmogus galbūt jisai kažką kitą atsinešė kraujospūdžio dienyną, atsinešė visus vaistus susirašęs gražiai. Tai kažkaip pradėti nuo pozityvo reikia. Aš tilinko ir lenkiu, kad pas tokius gydytojus reikia lankytis, pas su kuriais tu gali sutart, susimastai, bet neišeini pats piktas, susirizęs ir nieko nesupratęs. Tai labai džiaugiuosi, kad tavo konsultacijos būtent tokios. Kitas mitas. Hormonų disbalansas ilgainiui sukelia vėžį. Galbūt ne kiek pats disbalansas ir galbūt, aš dabar galvoju, tas disbalansas, ne vėžį. Aš galiu pasakyti, kada gali būti vėžys. Tai yra labiau akušerinės ginekologinės problemos, kada, pavyzdžiui, yra krūtų navikas, bet jisai ne dėl disbalanso atsiranda, jisai atsiranda dėl genetinės predispozicijos ir tada jau tas estrogenas, mūsų moteriškas hormonas gaminamas kiaušidėse, jisai didina, skatina to vėžio vystimasi. Ir kada yra taikomos chemoterapijos, gydymai, tai yra blokuojami estrogenai, gali būti ir pašalinamos kiaušidės tiesiog, kad nesigamintų, bet ne dėl to, kad mes turime estrogeno, o dėl to, kad yra genetinė predispozicija. Tai tas hormonas, jisai mitas, galbūt tada sakyčiau, kad mitas, kad sukelia vėžį. Tikrai nėra ten tokie, kad jeigu jau turi hormonų disbalansą, kad tikrai sirgsi vėžiu. Tai tikrai ne. Tai dėl to ir noriu nuraminti, nes teko matyti internete tokių kalbų. Tai... Ir paskutinis mitas, trečiasis, tai gana guvus, aš spėju, nes labai daug kur jį teko matyti ir straipsniuose, ir forumuose, kad jeigu vakare nevalgai, tarkim, nuo 18-19 valandos yra daug paprasčiau numest svorį ir tai jau yra sveiko gyvenimo receptas. Metanalizių kiek daug yra padaryta, sakyk, paneigtas šitas mitas. Tai aš irgi netgi savo Instagrame suidėjus tokį, kad, nevalgysiu po 18, tai supūsiu. Tai žodžiu, čia yra labai labai didelis mitas, nes, kalorija, tai jinai laikrodžio neturi ir jinai laiko neskaičiuoja. Tai ar tu ryte tą saldainiuką suvalgai, ar tu vakare, viskas galbūt priklauso nuo to, kaip tu dažnai tą angliavandenį ar cukrų ar kažkokį tai skaniestą suvalgai vakare, negu kad imti izoliuotai, kad būtent po 18 valandos viskas vakare suvalgyta, keliauja tiesiai ten, kur nereikia, kad keliautų. Tai čia yra mitas, labiau apie maisto kokybę ir bendrą per ilgą laiką kasdieną suvartojimų kalorijų kiekį, galbūt net ir ne kalorijų kiekis pats yra svarbiau, maisto kokybė. Pavyzdžiui, paimkime mane, kad ir tą patį proteino batonėlį, kuris turi daug saldiklių, daug visokių pridėtinių transriebalų ir visokių kitokių žodžių, kurių mes net nežinom, kas ten sudėtyje. Ir paimkim tą patį, pavyzdžiui, steiką, kiaušinį, lašišos gabalą. Vienam, tarkim, 30 gramų baltymo, kitam 30 gramų baltymo. Kokybė, ne kiekybė. Tai aš labiau už kokybę, tarkim, išgersiu tą proteinšeiką, suvalgysi tą batonėlį, o pusvalanduko jau dėl saldumo norėsi kažko kokybiško, nes jisai greitai susivirškins. O steikas, kadangi tenais yra ilgų grandinių amino rūgštys, jisai virškinsis ilgiau ir mes ilgiau išliksim sotus. Tai aš visada už kokybę. Tai mitas čia yra, kad po tos... Vakare nereikia valgyti, ne? Paneigėm visus 3 mitus, tai labai, labai džiaugiuosi, nes pradžiugino, aišku, nes aš vakare mėgstu pavalgyti. Šiandien grįžęs tikrai, man atrodo, vakare valgysi, bet ką jau padarysi.
Aš esu girdėjęs apie pelėdas ir vyturius. Tai man labai endokrinologo nuomonė svarbi, kad yra žmonės pelėdos, kurie yra daug produktyvesni naktį, jie gali dieną ilgiau miegoti ir jų tas ritmas toksai yra. Ir yra žmonės vyturiai, kurie kaip tik anksti kyla, visą ryte produktyvus, o jau vakarė jau eina miegoti. Ar tai visgi yra tiesos tame, ar endokrinologiškai galima tą paaiškinti, ar tiesiog čia labiau yra tas toks režimo klausimas? Mano nuomonė yra labiau režimo klausimas. Ir vėlgi tyrimų visokių buvo atlikta, bet aš galbūt ne iš endokrinologinės pusės, nes konkrečiai pacituot kažko nepamenu. Bet buvau dabar praeitą ketvirtadienį Kaune konferencijoje apie moteris, akušerių ginekologų ir endokrinologų konferenciją. Ir tenai gydytojas kardiologas profesorius labai gražiai pasakė, kad tie, kurie nori išvengti kardiovaskulinių ligų, tie, kurie išvengia jų, turėtų miegoti eiti ne vėliau negu 22 valanda. Tai tie žmonės yra ilgalaikiai perspektyvai, mažesniai rizikoje turėti kardiovaskulinį įvykį. Tai yra insultą, infarktą, išeminę širdies ligą. Tai toks įdomus, žodžiu, tas ne iš piršto laužtas yra dalykas, kad iki 10, iki 11 reikėtų nueiti miegoti ir, kokias 8 valandas jau reikėtų išmiegoti. Ir aš dar sakau, kad mes nesame bankas ir mes atsimiegoti per savaitgalį už tai, ką neprimiegojom, labai galim. Jeigu koks būtų patarimas tavo būtent tiem, kurie savo, kad aš esu pelėda, man produktyviausia yra nuo 10 iki 2 nakties, aš tuomet daugiausiai pasidarau darbų ir tada keliauju miegoti. Ar visgi reikia keisti tą, ar jeigu žmogus produktyvus, gerai jaučiasi ir viskas tvarkoje, galima palikti taip? Aš nesakau, aš taip, kad čia dabar kaip į prokrusto lovą, žinai, jeigu tavo kojos per ilgos, taip jaunam, per trumpos tempiam. Bet kiek ilgai žmogus gali taip normaliai funkcionuoti, be kofeino, be energetinių gėrimų, be arbatų, be kavų naktį ir ar jam tada nenukenčia dienos veiklos visos, kurias jisai veikia, aš tai siūlyčiau vis tiek pagalvoti, pamastyti ir jeigu tai yra laikinas, pavyzdžiui, ašgi pati esu naktim nemiegojus, kai aš baigiamuosius rašiau, žinai, egzaminai ir 12 klasė ir visi kiti dalykai, bet aš žinau, kad tai yra laikinas gyvenimo etapas, jisai pasibaigs ir aš galėsiu pailsėti. Aš pasiūlyčiau žmogui pamėginti visgi tą režimą aišku, po truputėlį, pasižiūrėti, kaip jisai jausis ir kas jam yra labiau priimtina, bet vėlgi, naktimis dirbti tikrai nėra sveika. Čia galbūt taip, jeigu tai laikina, tai gerai. Toks tas metas yra, kai ryte atsikeli tamsu, keliauji į darbą, grįžti iš darbo, vėl tamsu ir tų jėgų kartais trūksta ir ta nuotaika. Kokie būtų tavo patarimai, kaip galima būtų pagerinti būtent savijautą žiemą, kai tiek daug yra tamsos ir tos saulės taip trūksta? Tai vitaminas D, turbūt mūsų saulės, šviesos ir džiaugsmo šaltinis. Tai tas profilaktinės dozės 2-4 tūkstančiai reikėtų vartoti nuo rugsėjo iki gegužės. Ir geriausia vitaminą D vartoti su magniu. 250-500 mg per parą. Nebūtina kartu, tiesiog gerti magnį ir vitaminą D, kad būtų daugiau nuotaikos, būtų daugiau energijos, nes aš irgi vieną tyrimą įdomų tokį skaičiau, kiekgi reikia būti saulėje, kad mes prisigamintume tuos 2000 tarptautinių vienetų. Lietuvoje reikia būti apsirengus 40%, 60% kūno nuogo, gulom apie 5-6 valandas per parą saulės atokaitoj vasarą. Tai tada mes gaunam to vitamino D. Tai čia galbūt, toks pagrindinis dalykas. Tai tavo nuomonė ir tavo patarimas būtų profilaktiškai tikrai vartoti tą vitaminą D. Kartu su magniu. Koks tas magnis geriausias yra? Tų magnių visokių yra. Čia malatas, bisglicinatas. Aš pati savo nesu atradus tos formulės. Aš žinau, kad bisglicinatas, jinai yra gerai įsisavinama. Yra citratas, jisai irgi gerai įsisavinamas, tačiau magnio citratas, jisai turi tokį truputėlį didesnį vidurius laisvinantį poveikį. Tai jeigu žmogui kietėja viduriai, tai jam citratas galbūt netgi būtų naudingas. Dar orotatą turim ir kitokias formulės. Šiaip
galbūt net ir miksą būtų galima vartoti kelių magnių. Nes dabar bijau sugalvoti, pirmam sezone kaip tik kalbėjom apie tai, kad malatas labiau lyg ir prieš sportą, aktyvų tą, o bisglicinatas lyg ir labiau prieš miegą. Bet šito aš nesu įsigilinus. Gana įdomi tema su to Labai magniu, nes vėl tu magnių lentyna ta visa, nu ir kaip tu jį išsirinksi. Visur visko. Pagal ten, kur akcija. Pagal ten, kur akcija, babytės kortelė. Taip. Senjorų valandą. Senjorų dienas. Taip. Imunitetas tą žiemą irgi vis tiek, gal ir tas vitaminas D prisideda ir jo trūkumas, gal ir kiti vis tiek slopsta. Be vitamino D ir to magnio, kokie būtų pagrindiniai patarimai imuniteto stiprinimui žiemą? Grūdinimas, čia sumatęs vaikus kiša į eketės. Gal ir ne, žinai, tos taip toliau, bet visgi kokie tie tos... Keturios rytis mano minėtos. Ruoštis žiemos sezonui jau reikia nuo praeitos žiemos sezono pradėti ruoštis. Tai vėlgi mityba, miegas, nes miego metu daugiausia turime augimo hormono, atsistato mūsų imunitetas. Sportas ir maistas. Daržovės, vaisiai, turim prikaupti antioksidantų, polifenolių. Galbūt imunitetui žinoma omega-3 riebalų rūgštis, kas yra eikozapenteno rūgštis, dokozahekseno, 2-3 gramai, neviršyti 3 gramų per dieną. Mano minėtas vitaminas D, ir ką emocinė gerovė, fizinis krūvis, tiesiog tvarkingas gyvenimo būdas. Ką aš dar pastebiu labai dažnai, ypač moterys, kurios turi gausias mėnesinės, arba skrandžio kažkokių ligų, nėštumo metu, tarkim, kada yra padidėjęs poreikis arba netekimas geležies trūkumas, yra susijęs su dažnesnėmis infekcijomis, nes tiesiog neperneša tada hemoglobinas to deguonies, kur jam reikia, jeigu dar yra anemija būna. Ir geležis ne tik svarbi mūsų eritrocitam, bet ir mūsų imuniniai sistemai. Tai dar į šitą reikalą atkreipčiau dėmesį. Jeigu kalbam apie žiemą ir vis tiek užsiima žmogus savo mėgstamą veiklą vasarą, ten dviračiai, į lauką keliauja, važiuoja į kempingus ir taip toliau, leidžia aktyviai tą laisvalaikį. Kaip galima žiemą pakeisti tuos visus? Tiesiog sporto klubas ar yra kažkokių kitų alternatyvų? Būtinai sporto klubas, imate žygio batus. Yragi dabar 21 amžius, mes net cukriniai, žieminius kokius termo drabužėlius. Registruojatės į trenktūro žygį ir varot aplink trakus 20 km, ką visai nieko, ant kalnų su rogutėm. Bet žinoma, jau papasakotum, kaip ten saugotis reikia, viskas su rogutėm, kiti reikalai. Tikrai daug tų veiklų yra. Lygumų slidės, važinau Vingio parke, būna užsiėmimai lygumų slidėmis, žmonės slidinėja irgi gerai sušyla, gera kardio veikla. Tiesiog viską realiai vos ne tą patį galima veikti, ką ir vasarą, tik tai labiau apsirengus šilčiau. Bet teko girdėti, kad žiemą negaliu aktyviai leisti laiko, nes nepernešu šalčio, man nepavyksta labai šalta, po to sergu ir taip toliau. Yra kažkoks paaiškinimas endokrinologinis, ar tiesiog reikia tą daryti? Peršalimas sukelia virusai, ne šaltis. Virusai sukelia peršalimą, tai tiesiog galbūt apsirengti daugiau šilčiau ir ne pats sušalimas, bet staigus temperatūrų pokytis. Pavyzdžiui, kodėl daug sinusitų būna vasarą, kai mes pasileidžiam kondicionierius automobilyje ir išlipam tada automobilyje +18, laukia +30. Pats temperatūros pokytis yra svarbu, kad iš labai šaltos aplinkos staigi į šiltą ateinam. Arba laukia sušylam, vis tiek apsirengiam, kol įsijudam, pakyla tas mūsų pulsas, kūno temperatūra ir tada, atsisakstam, galvojam, čia dabar jau tikrai ir tada labai staigus tas temperatūros pokytis, tai galbūt mažiau prisirengti iš pat pradžio einant sportuoti, jeigu tarkim palakstyti, arba slidėm, arba pačiūžom pačiužinėti ir neperkaisti galbūt, net neperšalto, neperkaist, kas būtų paradoksalu, nes kūnas suprakaitavęs jisai greičiau atvėsta ir būtent tas pokytis. Kaip drėgmė? Irgi turi tikriausiai įtakos namuose esanti arba darbe dirbant, irgi prie to tikriausiai prisideda. Gal ne drėgmė, bet galbūt čia loristai galėtų papasakot, kada yra per daug kondicionuojamas sausas oras, tai žinoma džiūsta mūsų nosies, gerklų gleivinė, tai turbūt reikėtų gal kokį, aš galvoju, garintuviuką, dar kažką... Palaikyti kažkokią... Net ir langą, pavyzdžiui, langą atsidarius miegu visą laiką, visą žiemą, vasarą atidarytas, pilnai langas. Praktiška, jis norit, kad gamintųsi miego hormonas melatoninas, turi būti apie 16-17 laipsnių, žodžiu, vėsiau visada tame kambaryje, kuriame miegate. Jei iš lauko grįžtam į vidų, apie savo lėkštę ir jos turinį dar norėčiau paklausti.
Vitaminai, papildai, viskas tvarkoja šalia, bet Taip. kokie produktai turėtų papildyti mūsų racioną būtent žiemą, ko stokoja? Aš dabar galvoju, ko mes stokojame, tai mes stokojame turbūt tų sezoninių šviežių vaisių ir daržovių. Tai kuo mes galime pakeisti? Tai mes galime pakeisti turbūt, iš močiučių rūsių visokiais marinuotais agurkėliais, pomidoriukais. Tai šitie dalykai, žinoma, burokėliai, burokai, visokie stiebagumbiai, šakniavaisiai, ta pati bulvė irgi yra puikia daržovė, galbūt tiek sveikų šviežių salotų, pilnų vitaminų, polifenolių mes negausim žiemą, vis tiek visi atvežtiniai, kaip aš sakau, nokinti metano, butano dujose tie bananai, bet tų šakniavaisių, šakniagumbių, markyčių, burokėlių tikrai galim. Stiklainius marinuotus, kimči tas pats irgi labai geras dalykas. Ir aš galvoju, nereikėtų bijoti gal net ir šiek tiek kaloringesnio maisto žiemos metu. Avokado, dėl riebalo lašiša, riebi žuvis, mėsa. Žiūrėti irgi pagal sezoną. Jeigu turim uogų vasarą, pavasarį, valgom uogas, labiau obuolius, iš močiučių daržų dalykus, o žiemą jau kas yra. Labai daug praktinių tokių gerų patarimų jau iš tavo lūpų išgirdau, tai tikiuosi pasinaudosiu šią žiemą. Man visada gera paklausti apie socialinę mediją. Gydytojų, kurie tą veda ir visus drąsinu daryti ir skatinu. Ir tai kaip ir šitą laidą turi. Taip. Kad būtų arčiau žmonių, taip ir socialinė medija. Papasakok trumpai, kada tu pasukai tą Instagramą, kada pradėjai ir kokią prasmę tame matai. Tai aš Instagramą turėjau tiesiog savo asmeninę paskyrą, kur būdavo mano dar iš rezidentūros laikų, man atrodo, būtėjimai su chalatu, nusikalnu, žodžiu, tokių visokių tenai, nusiperku gėlių puokštę, įsidedu į Instagramą, kad čia gal, nežinau, nuo 17-18 metų, o paskui aš kažkaip pamačiau kitus gydytojus, kad jie kuria turinį, jiems smagu. Aš tuo metu lankiau ir dabar dar lankau viešo kalbėjimo klubą ir aš galvoju, kodėl ne, man patinka kalbėti, man patinka bendrauti, man pradėjo patikti paskaitas vest, mane pradėjo kviesti ir aš galvoju, kodėlgi ne. Ir aš iš pradžių turėjau tokią pagalbininkę, netgi socialinių tinklų, kada rimčiau pradėjau, dabar man atrodo 22 metų pradžioje, 22 berods, tai mes su juo susiskambindavom, aš rašydavausi į Excelį planą, ką tą savaitę, apie naujus, koks turinys, kokią karuselę įdėt, žinok, cituodavausi iš PubMedo mokslinius straipsnius, tai ten rimtai, žinok, kaip antras etatas, aš galiu pasakyti, aš ir su kitais gydytojais pasišneku, sako, tai žinok, jo antras etatas yra tos questions and answers padaryta, iš tikrųjų labai smagu, aš nežinau, man tai yra moralinį pasitenkinimą nešantis dalykas ir aš, pavyzdžiui, labai mėgstu mitus griauti, kai pamatau kokį tai mitą, tai aš noriu, tas, žinai, tėviškas, motiniškas ego prabunda, čia dabar kas per nesąmonė, tiesiog, kad žmonės savo nepakenktų, kad jie eitų konsultuotis, nes 21 amžius mes negaros krioklį turim informacijos ir kur atsirinkti tą informaciją kartais būna labai labai sunku. Tai galbūt ir dėl to. Bet pas tave labai tokių ir kontroversiškų straipsnių yra ir paskutinis čia apie tos antihelmintinius vaistus, kad jų nereikia vartoti profilaktiškai. Kokie dar tokie buvo, kur daugiausiai su dėmesio sutraukė, gal tom žinutėm pasidalint gali ir su mūsų laidos žiūrovais? Tai antihelmintiniai tikrai sulaukė, bet galbūt komentarų. Privačiai negavau žinučių tokių labai daug kažkokių. Aš dabar galvoju, ką aš ten ir galima atsidaryti mano tą Instagramą ir pasižiūrėti, aš dabar net... Va, šiandien dar įsidėjau vieną apie musmires, aš nežinau, ruduo, ne? Kaip maras plinta tas mitas ir Facebooko grupėse visur, valgykit musmires, jums vaistų nereikia, žalia, raudona, tai netgi kažkoks vyrukas nusifilmavęs, valgo musmirę raudoną kepurėlį, tiesiog reelsas įdėtas. Tai nereikia taip daryti. Tikiuosi ne paskutinis to žmogaus reelsas buvo. Tikiuosi ne paskutinis, tiesiog, kai tokių visokių dalykų yra ir kad ir tas pats, ne, profilaktiškai, tarkim, tas vaistas, apie kurį aš kalbėjau, galbūt su kolegėmis, apie kurį mes tą įrašą ir padarėm, vermoksas, mebedazolis. Jisai profilaktiškai neskiriamas, jisai yra skiriamas gydymui, profilaktiškai jisai yra skiriamas pagal PSO
tik tai tose šalyse, kur yra 20% tikimybė užsikrėsti helmintais iš žemių, kur yra žemės užkrėstos helmintais. Tai pavyzdžiui, tenais Indija, Bangladešas, Afrikos tam tikros valstybės, Brazilija. Lietuvoje mes tokios rekomendacijos neturime. Ir ką gali sukelti, perteklinis tas vaistas, jeigu dar profilaktiškai įsivaizduok, nusiperka žmogus. Pakelį, kai yra profilaktikai viena tabletėlė, 400-500 mg albendazolio, mebendazolio, ir žmogus tiesiog visą pakelį per 2 savaitės sugeria, tai gali išsivystyti neutropenija, neutrofilų sumažėjimas, kas gali lemti sepsį. Tai irgi tokių visokių. Kokių keiščiausių žinučių esi gavus? Aš stengiuosi paklausti, galbūt kyla kažkas į galvą. Vis tiek. Keiščiausių ar šlikščiausių, ar kokių. Tinka ir tas ir. Tai va čia vieną neseniai gavau, pasidalinau, gal garsiai nesakysiu, bet parašė jaunuolis, pasiūlė tokį, tiesiog seksualinio turinio žinutę. Tai tiesiog ir aš galvoju, žmonės šiais laikais dar tokius dalykus rašo, ką jisai galvojo tai rašydamas. Gal taip daugiau uždirbti pavyktų, negu gydytojų būnant, nežinau. Aš irgi nežinau, tai va tokia žinutė, žodžiu, man labai keista pasidarė, kad dar žmonės rašo tokias bjaurastis kitiem ir... O yra buvo tokių, kad gauni ir supranti, kad tam gydytojui jau nebe po Instagramą scrollint reiktų, jau reikia skubiai kreiptis į specialistus. Būna tokių? Žmogui. Taip. Žmogui. Aš dabar galvoju, ar tokių buvo, tokių galbūt nebuvo, galbūt tokių buvo labiau mano kabinete. Kabinete, kur tiesiog reikėjo jau vežti žmogui stacionarą. Siuntimas parašytas į priėmimą, gliukozė 25 veniniam kraujuje. Žmogus sako, aš gydytoja nevažiuosiu į stacionarą, nes mes rytoj vaikui rogutės turim pirkti. Buvo 5-dienio vakar. Tai vat tokių tikrai būna ir aš galvoju, ar čia mano bėda, kad aš nesugebu žmogui pasakyti, kas jo laukia ketoacidozinė koma, kas tai yra reanimacija, gydymas. Ar žmogus galbūt nesugeba priimto rimtumo situacijos. Žinai, jauna specialistė, čia aiškina man kažką važiuoti priėmimą, greit kalėdos, hi-hi-ha-ha, man viskas gerai, tik biški išlapintis noriu, biški troškina. Tai tokių tikrai buvo, bet čia sakau, kabinete. Ką palinkėtum kolegoms, kurie vis dar, kaip ir norėtų eiti tą socmediją, bet vis dar lyg ir nedrįsta, čia gausim daug šlykščių žinučių. Gausit daug tų žinučių, bet tos žinutės kaip žąsytei turėtų jums būti. Jūs esat faini, jūs esat kieti. 10, 11, 12 metų atsimokyt medicinos ir kad paskui ta žinutė tokia aišku skaudu iš pat pradžio. Aš irgi, kai pradėjau, aš labai norėjau įtikti, patikti, kaip čia dabar ką. Bet užauga tas kuras su laiku iš tikrųjų ir su tom žinutėm. Tiesiog žinokit, kiek jūs daug vargo nuėjot, kiek jūs daug įdėjot savęs ir jūs esat verti viso ko geriausio. Štai irgi pridėčiau gal, kad tie soc-tinklai labai daug to teigiamo grįžtamo ryšio. Ir teigiamo. Čia kaip paskui šiandien, kaip priėjo prie tave. Taip, šiandien, žodžiu, važiavau į šitą podcast'o filmavimą, laukiu savo transportą ir prieina mergina moteris, tokia faina, geltona, paltukų, sako, Ieva, labas, apsikabina, sako, turbūt manęs nepažįsti. Ir aš sakau, taip, primink, kas tu, bet labas, apsikabinom, sako, aš tavo mokymuose buvau, nes mes dar su kolegė praeitais metais viešą kalbėjimo mokymus vedėm. Tai taip smagu būna. Ir dar vieną, atsiminiau, pavasarį, berods, balandžio mėnesį, ėjau atsiimti Kauno Akropolį prieš Kauno maratoną, pusę maratono, bėgau tą numeriuką, žinai, kur užsiklijuoja ir kad tavo laiką matuotų. Ir ta mergina, kuri tuos numeriukus, žinokit, aš jūs seku, jūs labai faina, taip gera, žinok, taip širdį paglostė, labai miela, labai gera. Arba kaip pasinaudoja patarimu. Gydytoja, žinokit, padariau, kaip sakėt, ir labai gerai dabar jaučiuosi ir tyrimai labai geri, tai čia šitas labiausiai džiugina. Tai išduosiu, kad jie atėjo pas mūsų filmavimą visą žydinti, supratom dėl ko. Tai aš irgi visus skatinu tą daryti ir turi tie gydytojai būti socialiniai erdvėjai, nes jeigu nutinka bėda, pirmiausia eini į Instagramą, į Facebooką ieškoti atsakymą, tai geriau ne forume, o geriau pas gydytoją, kuris to užsiema ir tikrai filtruoja tą informaciją. Dirbant intensyvų darbą budėjimais retai kada tenka ramiai prisėsti ir pavalgyti. Tikriausiai visi darbe turim tą stalčiuką, kuris prikimštas įvairiausių batonėlių, greitai paruošiamo maisto ar kitų nesąmonių. Aš ne išimtis. Tačiau pastarąjį mėnesį išbandžiau visavertį maisto kokteilį Nara.
kuris ne tik numalšina alkį, tačiau ir suteikia visas reikalingas medžiagas tam, kad po pusvalandžio vėl nesijausčiau alkanas. Kokteiliui pagaminti pakanka vos 2 minučių ir galiu toliau eiti konsultuoti pacientus arba bėgti į operacinę. Visavertis maisto kokteilis Nara yra pagamintas iš natūralių ingredientų, praturtintas vitaminais, mineralais ir puikiai tinka tiems, kurie tiesiog nespėja pavalgyti. Visiems laidos Užeikite, kas laukite pašnekovams, dovanojame maisto kokteilio Nara pakuotes, o jums rekomenduoju pasinaudoti nuolaidos kodu Užeikite, su kuriuo galite gauti 20% nuolaidą. Tai puikia alternatyva visiems nespėjantiems pavalgyti, praleidžiantiems valgį arba renkantis greitą ir ne patį sveikiausią maistą. Išbandykite ir būkite sveiki. Dar keletas paskutinių klausimų šiandien. Vis tiek, per naujus metus daug tų pažadų visokiausių išsikeliam, pradėsim sportuoti, pradėsim daryti tą, čia slides išsivaškuosiu, pradėsiu slidinėti. Ko palinkėtum tiem žmonėm būtent dabar, 25 metų pradžioje, išsikėlusiam tokius tikslus? Išsikėlusiam tokius tikslus aš palinkėčiau kantrybės. Kantrybės, nes visi tikri dalykai auksas, ane, tas pats deimantas, ko jam reikėjo, didelio slėgio reikėjo ir labai didelio laiko, kol jisai susiformavo, o kas deimantė yra tiesiog paprastas anglies atomas. Tai iš tų kasdienių paprastų anglies atomų, tokių kaip miegas, ką mes dedam į burną, su kuo mes bendraujam, kaip mes mastom, ar mes mokam pasakyti, ne kokius mes galiausiai socialinius tinklus sekam, ar skaitom ten karo žinias, kurios yra labai neigiamas dalykas, ar žiūrim pozityvius dalykus. Iš tų mažų dalykų susiformuoja po to mūsų gyvenimo deimantai, kas yra gera sveikata. Tai aš palinkėčiau kantrybės. Mėnesį nepavyksta nieko tokio, 2 mėnesį nepavyksta nieko tokio, 3, 4 nieko tokio, tęskit, ateis rezultatas su laiku. O jeigu jau yra tie tokie recidyvai, kur kiekvienais metais nepavyks. Recidyvai. Vis tiek, nebesportuoji, nebeslidinėjai. Ką tu patartum tiem žmonėm? Jau kantrybės nebėra, ką daryti reikia? Kantrybės nebėra, tai aš turiu 3 taisyklės, bet čia tos 3 taisyklės yra mano gyvenime ir aš jas pati susigalvojau. Pirma, tai tu žmogau darai visiškai ne tai, ką tau reikia, norint pasiekti tikslui, apmąstyk, pergalvok, pakeisk planą. Antra, tu darai per trumpai, kad tu pasiektum tikslą ir tą kantrybę, žinau, kad visi mes norim čia ir dabar. Ir trečia, tu darai nepakankamai intensyviai, galbūt kažkur paspausti save reikia, tai čia bent jau man taip veikia, pavyzdžiui, kad ir su tuo bėgimu. Kodėl nepavyksta bėgti greičiau? Galbūt iš vis ne tas treniruotės bėgi, ką reikia, galbūt nepaspaudi savęs, kur reikia paspausti ir galbūt per trumpai dar bėgioji. Žodžiu, čia galima šitas 3 taisyklės visur gyvenime pritaikyti, tai vis tiek palinkėčiau kantrybės ir galbūt ramybės. Ir žinai, tas yra proto balselis toksai visada, kad aš nieko vertas arba aš noriu greičiau kažką pasidaryti. Tai neklausyti to proto balselio, nuraminti ir vis tiek tvirtai pasakyti savo, kad aš pasieksiu savo tikslą. Labai tokia smagia nata ir užbaigė mūsų laidą ir žinau, kad tu bėgi į treniruotę ir daug turi planų ir ne visada pavyksta galbūt pavalgyti. Aš pats darbe turime tą šokoladukų stalčių, kur jeigu tik nespėjai, šokoladuką pasiemi, bet ką į pagalbą ateina mūsų partneriai Nara. Mes kalbėjom apie protein sheikus, kad greitai praeina, bet tai visiškai ne protein sheikas, tai yra maisto kokteilis ir norim padovanoti tau, kad tu šiandien atėjai, mums papasakai, tikiuosi patiks, išbandyk, palik atsiliepimą ir taip pat ir mūsų laidos žiūrovai galite su kodu Užeikite gauti 10% nuolaidą įsigijant būtent Nara maisto kokteilius. Šiandien matcha ir kokosai tau keliauja. Kokosai, mano mėgstamiausi kokosai. Ačiū tau labai, Ieva. Ačiū tau. Labai kartu už tokius patarimus. Tikiuosi, kad daug gerų žinučių išsinešat ir tikrai būtinai sekit gydytoją endokrinologę Ievą Auglytę socialiniuose tinkluose. Su jumis buvau aš, Benediktas Jonuška, tai buvo laida Užeikite, kas laukite. Susitiksime lygiai po 2 savaičių su dar vienu nuostabiu pašnekovu, nes tų temų ir gydytojų liko labai daug. Būtinai prenumeruokite mūsų YouTube kanalą Užeikite, sekite socialinės medijas ir iki pasimatymų. Gerų jums metų pradžios. Iki!